Kai atvažiavau Vilnių, čia mokiausi tarp kitko šitos ir nustatuose. Tik čia buvo prieš 40 metų lygiai. Ir čia buvo visiškai kitaip. Tokios žaliai, tamsiai žaliai dažytos sienos. Atrodė tikrai baisiai. Bet užtat buvo labai smagu, buvo daug naujų žmonių, draugų ir atnešdavo visokių žurnalų. Ir mes žiūrėdavom tos žurnalus ir sakydavom, kaip gražu, kaip čia gražu. Ir tada vėl gimė naujos idėjos. Kaip būtų faina pastatyti ką nors gražaus. Tai va tos mintys, kai jūs sakot, kokie tie tikslai, tai va čia jie taip palaipsniui ir dėjosi. Ten dėjosi į lentynas ir vieną dieną aš pajaučiau, kad aš tai galiu padaryti. Tai tada, kada baigėsi Sovietų sąjunga, atsirado nepriklausomybė ir mes įgavom daugiau laisvės ir galėjom nuvažiuoti ir ten daryti, ką nori. Trūko tik vieno dalyko, reikėjo žinių, tų aš visiškai neturėjau, mano žinios buvo 0, 0. Pas jūs yra dabar žymiai daugiau žinių, jums žymiai lengviau startuoti. Bet jūs turite kitų problemų. Šiandien rinka užpildyta, tada buvo rinka tuščia. Tai va, tai apie kalbant tikslus, aš norėjau pasakyti, jie susiformavo. Man tada tikslas buvo, aš norėjau tiesiog pagerinti savo gyvenimą. Mano gyvenimas iki tol ir kai aš mokiausi čia, šitam, tuo metu jis vadinosi ne universitetas, o institutas. Gyvenau Bystryčios bendrabutį ant metalinės lovos, antram aukšte, 18 kvadratinių metrų, 4 žmonės, buvo tikrai labai fain. Nes tualetas nebuvo lauke. Tai va, tai tos mintys lipo čia ir iš tikrųjų reikėjo to momento, kada būtų galima jas realizuoti ir gyvendinti. Ir tada atsirado būtent tos idėjos, kad reikia kažką padaryti truputį kitaip, nei mes darėm iki šiol. Atsakiau, ar ne, bet maždaug. Tai einam toliau, jeigu bus klausimų, prašau. Gerai? Antras dalykas, kas turėtų būti, tai čia jau beveik papasakau motivaciją. Kas tai yra motivacija? Tai yra didelis noras kažką daryti, kaip ir šitam arkliukui. Jeigu yra priekį morka, tai yra motivacija eiti į priekį. Ir man buvo lygiai, ne taip, man morkos nebuvo, bet aš turėjau viziją, aš norėjau gyventi gerai ir gražiai. Ir man buvo labai daug motivacijos ir iš vidinės energijos dirbti, kovoti, siekti savo tikslo. Dar šitam visam dalyke reikia dar vieno dalyko, jeigu nori. Reikia drąsos. Ir mano gyvenime irgi taip susiklostė, kad kai buvau jaunas, susižavėjau kalnais ir daug metų vaikščiau į kalnus ir domėjausi alpinizmu ir taip pat ir į šitą kalną įlipau. Ir norėjau pasakyti, kad viskam reikia drąsos. Ne tik lipant į kalną, bet ir priimant sprendimą siekti kažkokio tikslo. Nes jeigu siekiame tikslo, pakankamai dažnai reikia suvokti, kad gali kažką ir prarasti. Tau reikia kažko ir atsisakyti. Atsisakyti kartais reikia komforto. Reikia atsisakyti kartais patogaus gyvenimo. Reikia atsisakyti galbūt kartais ir kai kurių draugų, kad pasišvęstum vienam tikslui ir to tikslo siektum. Atkaklumas dar viena savybė, kurios mums reikia. Ir tas atkaklumas būtent reikalingas tam, kad sėkmė ne visada ateina. Kartais, ir mano gyvenime buvo daug, kai aš rodau tos projektus, tai rodau tik tai tą viršutinę dalį. Bet yra ir kita monetos pusė, kuri ne taip gražiai blizga. Ten pilna užrašyta ir nesėkmių. Ir atkaklumo reikia tada, kad po kiekvienos nesėkmės sugebėtum vėl atsikelti ir iš ryto vėl eiti kupinas jėgų į darbą ir siekti savo tikslo. Tam reikia... Kalbant apie atsikėlimą, ar prisimenat kurį nors rytą, kada nesinorėjo keltis iš lovos? Aš neprisimenu to ryto, bet aš galiu pasakyti, kad tai buvo. Ir kaip tada atsikelt? Aš paskui, čia jūs biškai užbėgat maždaug kokio 40 minučių į priekį.
Ir iš tikrųjų aš čia įdėjau vieną nuotrauką, kurią dabar jūs čia matot, tai turėjau tokį irgi su savim kartais padarau testus, nes kartais pradeda abejoti, ar tu čia tikrai gali eiti į tokį tikslą ar ne. Nes kartais būna didelių projektų, didelių tikslų, reikia daug rizikuoti ir ar užteks tau jėgų. Tai tiesiog prieš 3 metus buvau Antarktidoje ir pabandžiau nueiti, ten yra toksai 111 km iki pietų poliaus. Tai iš tikrųjų yra vienas didžiausių iššūkių, kurį gyvenime patyriau, bet tiesiog reikėjo man tą padaryti, kad galėčiau vėl pasakyti, taip aš galiu. Buvo labai sunkus 2 metai, kriziniai. 2008 metais užgriuvo krizė, buvo ypatingai sunku, nerealiai sunku. Ir aš dažnai galvodavau, ar gali kas nors būti sunkiau. Ir tiesiog sugalvojau pats savo testą, suradau vietą, kur jau toliau nėra kur. Tai Antarktida, pietų polius ir sakau, aš pabandysiu ten nueiti. Ir jeigu aš tai padarysiu, tada aš galiu toliau dirbti. Ir aš turiu pakankamai jėgų, aš esu pakankamai atkaklus, aš galiu vėl siekti didelių tikslų. Ir šiandien, kai ten nuėjau, pasiekiau savo tikslą, aš jaučiuosi žymiai stipriau. Aš šiandien vėl kupinas jėgų, aš jaučiuosi labai tvirtai ir čia mane būtų labai sunku šiandien pastumti. Kiek laiko ėjote? Apie Antarktidą, pietų polį. Antarktido praleido 2 savaitės, o tą 111 kilometrų ėjom 10 dienų. Jūs ėjote ar šunys kažkokius? Ne. Viską nešti? Va čia viskas, kas parodyta. Tai eini su slidėm ir tempiesi paskui roges, o rogėse yra apie 30 kg maisto, savų daiktų ir taip toliau. Bet čia galiu kitą kartą papasakoti, jeigu norėsit apie tai, nes dar turiu čia kai ką apie sėkmę. Ėjote Antarktidą. Vienas klausimas. Vienas, ne vienas draugų buvo, ne? Dar buvo 2 žmonės, ėjom 3. Ir ką pasakytumėte apie komandos dvasią? Ta prasme, irgi siekiant tikslų, kiekvienas eina savo, bet apie komandą. Jo, čia yra 2 klausimai. Jeigu 2 buvo apie komandos dvasią, pasakyčiau, kad tai yra labai svarbu ir labai jos reikia. Šituo atveju jos nebuvo. Tai čia yra kita tema, ją galėsim pakalbėti atskirai. Profesionalumas. Labai svarbu, jeigu norim, kad mus lydėtų sėkmė, mes turim būti profesionalai. Kas yra profesionalai? Tai yra mes turim žinoti, mes turim daug turėti žinių ir ne tik turėti žinių, bet mes turim mokėti tas žinias panaudoti savo naudai arba mūsų klientų naudai. Tai profesionalumas neatskiriama sėkmės dalis. Ar galite pakomentuoti, kaip jūs šiuo metu, čia pasakysite, ne? Ne, sakykit, klauskit. Kaip šiuo metu dar gilina profesionalumą? Savo. Jo. Tiesiog mums reikia žinoti rinkoje, ko reikia, ką mes galim padaryti, kaip elgtis rinkoje ir kokį produktą šiandien sukurti. Nes jeigu mes sukursim produktą pranašesnį už mūsų konkurentus, mes turėsim sėkmę. Taip? Yra tokia prielaida. Nereiškia, kad sukūrus jau tu jį turėsi, bet sėkmę, bet taip. Tai dabar kokį tą produktą sukurti, kad tu įgautum pranašumą, vienas dalykas, ir kaip tą produktą sukurti tokį, kad jisai atitiktų daugelių žmonių poreikius. Tai va čia yra prasideda labai ploni dalykai. Techniniai dalykai, marketinginiai dalykai, visokia komunikacija, labai daug plonų dalykų yra. Ir atsiranda daug naujų dalykų. Ir pavyzdžiui, marketingą, kaip komunikuoti. Jeigu anksčiau visi darydavo labai paprastą marketingą, tai šiandien jis yra visiškai kitoks, nei buvo prieš 5 metus. Tai mes turim domėtis, mes turim žinoti, kaip Facebookas veikia, ar jis pozityviai veikia, ar jis negatyviai veikia, ar
kiek mes iš jo galim išspausti ir kaip Facebook'e reikia pateikti savo produktą, taip, kad jį pamiltų ir taip, kad jį tiesiog norėtų pirkti. Tai čia yra profesionalumo gilinimas ir jis ateina per šitos dalykus, kur aš paspaudžiau pirmą. Tai mes analizuojam rinką, mes žiūrim, kokio produkto reikia, kokių paslaugų reikia, kaip tas paslaugas geriau pateikti. Tai visur yra kova šiandien už milimetrus. Ten už detalės, smulkios detalės, ne už esmę, ne už kažkokius principus, bet šiandien dienai kova vyksta labai plonoje. Ar galima pagilinti, ar jūs iš kitų šalių atsivežat idėjas, ar daugiau ieškat ko Lietuvoje? Idėjos iš kitų šalių atkeliavo tada, kai pradėjau verslą ir kai čia tuos pirmus pastatus rodžiau 99 metais kūrėm, tai ten buvo vos ne copy-paste. Tai yra, aš nuvažiuoju į Vokietiją, nusifotografuoju, atvažiuoju čia ir sakau, darom tokį. Ir truputį pakoreguojam, linijas ten kažkaip sušvelninam ir čiuk, tokį turim daiktą. Dabar viskas visiškai kitaip. Tai yra praėjo 15 metų, 20 metų ir rinka keičiasi. Šiandien mes turim labai aiškiai analizuoti pirkėjo psichologiją, pirkėjo požiūrį, pirkėjo norus ir aplamai, kur rinka vystysis. Nes mūsų verslas tai nėra sakykime, tas, kur mums šiandien reikia ir mes jį galim pateikti. Mes jeigu sugalvojam produktą, mes jį padarysim tik geriausiai atveju po 12 mėnesių. Realiai produktą galim sukurti ir pateikti rinkai po 18 mėnesių. Tai yra ilgas laiko tarpas. Per tą laiką daug kas rinkoje gali keistis. Ir mes visą laiką esam tokio rizikos būklei, nes mums atrodo dabar šiai dienai gerai, praėjus 1,5 metų, kai pateikiam tą produktą rinkai, jau gali jis būti ir nelabai gerai. Pasikeitė tendencijos, pasikeitė požiūris, pasikeitė tiesiog reikalavimai kliento ir tu gali pasidaryti visiškai out. Kodėl pasirinkot šitą nuotrauką iliustruoti profesionalumą? Ja, čia geras klausimas. Iš tikrųjų, tai... Esmė tame, kad jie neprofesionalai. Ja. Ja, aš tik tai galbūt norėjau nuotrauką tai paprastai dedama tam, kad sustiprinti kokį nors arba teiginį, arba taip, kad paklaustumėt, o aš paaiškinčiau ir dar kartą užakcentuočiau tai, ką norėjau pasakyti, kad dažnai mes jaučiamės, aš bent jaučiuosi versle, kaip bokso ringe. Mes ten nesikumščiuojam į veidą, ne, bet mes turim laimėti. Ir ta kova būna labai aiškiai. Čia arba tu laimi, arba kažkas kitas laimi. Ir tiesiog tam tu turi būti nusiteikęs, tam tu turi būti pasiruošęs psichologiškai. Nebūtinai tam prisikačialinti ir kažkam tai duoti į galvą. Ne, bet tu turi psichologiškai nusiteikti, kad čia yra kova. Tai, ką mes darom verslas, tai yra kova. Ir jeigu mes galvosim, kad čia yra lengvas pasivaikščiojimas, tai tiesiog to nesigaus. Tiesiog jūs aplenks ant posūkio. Aš galiu uždėti ir lenktynės. Bet man atrodo, boksas yra aštriau ir stipriau pasakyta, kad verslas tai yra kova, kurioje vienas tik tai laimi, kažkas pralaimės. Tai apie profesionalumą susideda iš įvairių dalykų, analizė, skaičiavimai, rizikos vertinimas, kokybiškas darbas ir klausimas. Ar galima apipelti profesionalumą? Taip. Galima šis skyrių sako vadinti verslumas. Bus verslumas, kuris tai yra verslininko pagrindinė savybė, manau, kuri dažniausiai būna įgimta. Per gyvenimą ne visada gali įgyti žinių, analizės, skaičiavimo, to jautimo, konkurencijos, tai tiesiog bendrai taip galim pavadinti verslumas. Galima. Posūkis. Galima. Bet taip ne kiekvienas žmogus turi. Taip. Sutinku. Per gyvenimą gali išmokti, pavyzdžiui, skaičiavimo ar ten įvertinti fizikas. Aš maždaug už pusvalandžio kalbėsiu apie tai. Tai aš dabar nežinau, ar man dabar atsakinėti plačiai, ar mes galėsim pakalbėti už pusvalandžio. Galim? Puiku. Tai visumoje verslumas yra tokia, aš su jums absoliučiai sutinku. Verslumas yra tokia savybė, kurią reikėtų kažkada gyvenime pasitikrinti, jeigu nori daryti verslą. Ir jinai, tiesiog jinai
aš sutikčiau su jums, kad jinai galbūt yra ir gimtų dalykų. Bet yra ir kitų dalykų, kurie, pavyzdžiui, verslumas gali būti vaikystėje, o paskui jis gali dingti. Esu matęs tokių žmonių. Tai reiktų apie tokius dalykus, reiškia, labai atsargiai kalbėti, nes tas verslumas buvo nesėkmė, verslumas dingo. Yra taip. Sutinkat? Aš žinau, tiek atvejai. Ir žmonėm atrodo kartais verslą labai, kai rinka kyla, ar ne? Tai atrodo, kad verslą daryti easy, labai lengva. Labai daug buvo mūsų versle, nekilnojamo turto versle, labai buvo daug nelaimingų istorijų 2008-2009 metais, kai 2007 metais verslas kilo velniškai stačiai į viršų ir mūsų kompanijoje dirbo daug jaunų žmonių ir jie tiesiog susižavėjo, paliko kompaniją, nuėjo daryti verslą ir vieniem pasisekė, bet buvo ir tokių, kuriem labai nepasisekė. Tai kas tai yra? Iš vienos pusės atrodo verslumas, jis susidegęs, jis drąsus, jis nebijo rizikuoti, bet iš kitos pusės nepasisekė ir kas dabar? Dabar blogai, dabar nėra verslumo. Tai va, tai dėl to aš truputį kitaip viską pateikiau, bet aš sutinku su jums iš principo, kad taip. Jūs sakot pasitikrinti verslumą, ar turit savyje ar ne, kaip pasitikrinti, tiesiog daryti? Aha, jo, tai verslumas yra labai geras dalykas pasitikrinti, jeigu, aš įsivaizduoju, kad verslas praktiškai visas susiveda į, ne visas arba daugelio atveju, sakykime, susiveda į vieną pagrindinę operaciją – pirkimo ir pardavimo. Taip, labai suprimityvinu, bet sakykime, jeigu surasit kontraargumentų, iškart sutiksit. Nes tikrai ne viskas taip, kaip čia pasakiau, bet kad in general, kad suvokti, tai reiškia pirkimas, pardavimas. Tai pabandykit ką nors padaryti. Pabandykit, pavyzdžiui, surinkti žibutės ir parduoti jas pavasarį. Čia taip, iš kepurės pasakiau, nes taip darė mano dukra. Ir jai buvo, nežinau, gal kokį 7 ar 5 metai, jinai prisirinko žibučių, atsistojo gatvėje, kurioje niekas nevaikščiojo, pasidėjo tokią dėžutę kartono, susidėjo dėžutės ir sakau, ką tu čia darai? Sako, aš dabar čia darau verslą. Sakau, kaip verslas vadinasi? Sako, aš dabar čia užsidirbsiu daug pinigų pardavinėdama žibutės. Ir iš tikrųjų kažkas netyčia ėjo pro šalį, davė 1 litą, jinai parbėgo šokinėdama ir patenkinta. Tai čia taip papasakojau, kad linksmiau būtų. Bet iš tikrųjų tai galima padaryti ir paprastesnių testų ir Kaune aš buvau susitikęs su jūsų klubo nariais, tai tiesiog jie man uždavė kitokį klausimą. Tai o kaip čia ir kur tą verslą padėti ir daryti? Tai aš paprašiau paprastą dalyką, mes paėmėm markerį ir pradėjom, surašykim dabar 10 dalykų, kurie jūs labiausiai erzina. Kas jums labiausiai nepatinka? Aš nedarysiu to, tiesiog noriu taupyti laiką. Ir tada, kai mes surašysim juos čia, tada čia bus visos surašytos idėjos, ką jums dabar reikia padaryti, norint startuoti su verslu. Nes verslas pirmiausia, tai jis turi spręsti problemą kokią nors. Tai va, pasidarykit klasėje, pasidarykit namuose, pasidarykit bet kur, testą. Kas jūs labiausiai erzina? Ir susirašykit 10 dalykų, neišeis 10, užteks 5. Nereikia labai stengtis. Turi būti ekspromptu, kas erzina. Pavyzdžiui, mane erzina reklama televizijoje. Ir iš karto atsirado pasiūlymai, kad galima, aiškiai, IP televiziją, tu nueini, žiūri tas laidas, kur reklamą prasuki, gali filmų žiūrėti be reklamos ir taip toliau. Tai sprendimų visada atsiranda ir erdvės atsiranda verslui, bet manau, kad jūs galite pasitestuoti ir pabandyti, kaip jūs spręstumėte tokią vieną kitą problemą. Ok? Jau galiu toliau įdėti? Tai aš šiandien norėčiau dar pakalbėti apie tokius 2 dalykus, kurie jaunimas ir jums gali būti būdinga ir įdomu. Tai yra, į kurią pusę eiti, ar ne? Į tą, į kairę ar į dešinę. Tai aš dabar padarysiu vieną didelį testą. Tai kas nori daryti, kas iš jūsų norėtumėt turėti savo verslą? Kelkite ranką. Puiku. 2. Labai daug. Dabar, opa.
O kas norėtumėte daryti karjerą? Tai yra būti samdomu, gerai apmokamu. Daugiau. Nu, jo, maždaug. Jūs norite ir verslą daryti, ir karjerą daryti. Okay. Tai, ta prasme, man paprastai dažnai tenka matyti žmonių, kur žymiai daugiau rankų nori daryti verslą ir karjerą žymiai mažiau. Tai aš tiesiog bandau visada pakreipti truputį kitų kelių. Nes verslą daryti yra, iš tikrųjų, nėra lengva, nėra paprasta ir pakankamai sudėtinga. Karjerą daryti yra būtų žymiai lengviau ir paprasčiau ir apie tai aš galvoju dabar čia keli žodžius pakalbėti. Tai čia surašyta ant ekrano tam, kad man reikėtų kalbėti. Aš manau, kad jūs jau beveik viską perskaitėte, kas čia buvo parašyta, bet esminį dalyką, ką aš norėjau pasakyti, skirtumas tarp verslo ir karjeros, esminis, pagrindinis, tai yra, kad verslas visada yra susijęs su rizika. Visada. Nėra verslo be rizikos. Yra auksinė frazė zero risk, zero profit. Ir tai yra šventa tiesa. Nežinau nei vieno, kuris susidirbo net ne milijoną. Gal 1000 litų ar kiek, visiškai nerizikuotas. Jeigu taip yra, tai nebent loterijos bilietą išgavo. Tai apie verslą dar pasakysiu, čia yra visai neblogai parašyta. Kad reikia dirbti išradingai, kūrybingai, kad reikia apgalvoti visas detalės, apskaičiuoti, suplanuoti ir taip toliau. Labai daug detalių yra versle ir jos visos būtent ir lemia tą sėkmę. Nėra ten kažkokios formulės, kaip įdėti, kaip parašyti, ką daryti, kokias savybės turėti, kad pas mane ateitų sėkmė. Yra labai daug detalių, plonų, mažų, vienu atveju taip, kitu taip. Tai jūs sakote, kad karjera yra tarsi be rizikos tada. Jeigu verslas yra rizikos, jūs kaip pastatot karjerą? Jo, karjeroje šiek tiek rizikos yra. Šiek tiek galėsiu pasakyti, kurioje vietoje. Bet galima karjerą darant visai be rizikos gyventi. Galima. Jeigu norėsit, pasakysiu kaip. O versle be rizikos, aš neįsivaizduoju nei žingsnio. Jeigu kas sugalvosit, kaip padaryti verslą be rizikos, pasakykit man labai bus įdomu, aš iki šiol to nežinojau. Taip. Nu, jūsų dukra nerizikavo parduodama žibutes. Tai nelabai uždirbo. Taip, kodėl nerizikavo? Jinai rizikavo, jinai investavo savo laiką, ar ne? Jinai rinko tas žibutes, po to stovėjo pusę dienos ant gatvės ir jinai galėjo nieko neuždirbti. Jei taip interpretuosi, tada taip. O kaip kitaip? Taip mes kiekvienas kažką tai... Jinai nerizikavo prarasti savo turtą. Jinai Jinai investavo savo laiką. Laiką visada investuosi. Ne, žiūrėk. Gerai, sutinku, nesiginčiju. Neinvestavo. Bet jeigu jinai uždirbtų bent 1 ar 2 litus toliau, ar ne? Tai ką tu darysi toliau? Gali tu juos pravalgyti, bet gali juos investuoti. Protingas visada investuoja. Bet gali neinvestuoti. Gali neinvestuoti. Ir kas toliau? Nu, papasako, kaip toliau darysi verslą, aš dabar perimsiu į kitą pusę, aš tave bandysiu sukirsti. Nes visada lengviau kritikuoti, o kitam atsimušinėti yra žymiai sunkiau. Bet... Parduosi daugiau. Kaip? Parduosi. Nu, ir kas? Ir? Parduosi. Nu, gerai, tai renkam žibutes, parduodam ir ką? Eisi po miestą, siūlysi. Taip, ir vis renki tuos pinigėlius ir viskas. Nu, bet tai yra kokio lygio verslas? Kiek tu to gali padaryti? Kiek gali padaryti? Kiek gali uždirbti? Nedaug, bet sakykime... Jo, tai va čia ir susideda viskas. Sakykime, kalbant ne apie žibutes, o jeigu kokius perlus renkytis, optiniai šaly. Taip. Aukso luitus randi. Tai visko yra, ir auksą perlus gali rinkti, nu, be abejo yra, bet nu, aš ten tuoj prigalvosiu kitų rizikų, tai iš tavęs tuoj gali atimti kas nors ten, dar ką nors. Tai čia, jo, rizikų visur surasime. Amatas, sakau, tu vertiesi, padarai kažką ir gauni už tai kažką. Jo, labai gerai pasakyti, amatas, pavyzdžiui, gali batus remontuoti. Ir iš tikrųjų, nu, tai bus verslas su minimalia rizika,
Bet vieną dieną, aš ta prasme riziką kitaip įsivaizduoju, kad vieną dieną to taigi gali ir klientų nelikti. Tai ar čia nėra rizika? Irgi yra rizika. Ta prasme, rizikų visur yra, tik mes turbūt galbūt jas skirtingai suvokiame arba skirtingai suprantam. Tai jeigu ten vienam ta rizika, reiškia, susiveda į tai, kad aš investuoju ten, sakykime, milijoną ar 10 milijonų, o kitam galbūt rizika susiveda į tai, kad jis gali prarasti klientus. Ir tada jis iš vis nieko neturės. Tai čia tas rizikos supratimas galbūt skirtingas yra. Ok? Galime eiti toliau? Tai dar čia noriu pateikti kelius tokius tiesiog idėjas, kaip verslas ir karjera, kuo jie čia vienas nuo kito skiriasi. Nėra čia labai išsamei, bet tiesiog keli žodžiais, kaip tai galėtų atrodyti galbūt esminiai dalykai. Tai verslui, kaip minėjau, reikalingos bazinės žinios ir patirtis. Taip pat reikia žinoti, kaip pasiekti konkurencinį pranašumą. Rodžiau tą boksininką, reikia arba turėti labai daug jėgos, arba vikresniam būt, arba tiesiog būti protingesniam. Ir dar reikia suprasti vieną dalyką, kaip ir apie tas žėbutės, kad nėra sunkiausia pradėti verslą, bet sunkiausia jį išlaikyti ir sėkmingai plėtoti. Tai čia yra esminiai dalykai apie karjerą. Turbūt geriau rinktis tiem, kuriem patinka komandinis daugiau darbas, kai reikia bendrauti su kolegomis, kai karjerą dirbančio gyvenimas yra stabilesnis ir mažiau reikia rizikuoti. Karjeroje galima aiškiau susidėlioti savo kelią, ką aš pasieksiu, kaip aš kokią sekantį poziciją, dar sekantį poziciją, paskui pakeisiu darbovietę, peršoksiu į ten ir aš taip pasidarysiu savo gerą ir gražų gyvenimą. Jeigu kalbėti apie sėkmę versle, dar čia turiu dvi idėjas. Tai yra tiesiog čia gal net nepriskirčiau jas savo, nes daugelis turbūt tą kalbą ir sako. Tai yra versle labai svarbu arba turėti unikalią idėją, arba reikia dirbti daug, atkakliai, tobulinti asmeninės savybės, profesinės žinias kaupti. Tai yra du keliai. Ir Lietuvoje turbūt yra ir tokių čia pavyzdžių, ir pasaulyje yra įvairių pavyzdžių. Aišku, lengviausia, jeigu turi unikalią idėją, sunkiausia galbūt tas antras variantas, bet save aš priskirčiau prie antros versijos, yra turint pakankamai drąsos, atkaklumo, ištvermės, galima versle iš tikrųjų pasiekti ir be neturint unikalių idėjų. Trečia idėja galima? Kaip savo? Trečia idėja. Trečias variantas? Ja. Atsirasti tinkamų laikų, tinkamą vietą. Jo, šitas... Daugelis milijonierių tai yra išėję. Jo, bet norėjau uždėti šitą įrašyti variantą, bet tiesiog pagalvojau, kad jau gal labai daug apie tai esu ir pasakojęs, ir kalbėjęs, ir apie tai daug visi rašo ir kalba tinkamų laikų, tinkamoje vietoje. Taip, tai yra tam tikra formulė, bet visada yra bet, nes čia galima priskirti tada prie to kelio ir loterijos bilietą, nes loterijos bilietas principe absoliučiai atitinka tą formulę, tinkamoje laiku, tinkamoje vietoje užrašyti tuos pačius numerius ir aiškiai, tu išloši arba ištrauki tą bilietą. Bet daugelį atvejų, kaip rodo, kas yra versle, tai tie, jeigu ir atsirado tinkamų laikų, tinkamoje vietoje, tai jiems reikia toliau kovoti su konkurentais, įveikti konkurencinį, įgyti konkurencinį pranašumą, tiesiog vėl prisimti daug rizikos, reikia turėti daug drąsos, kurie tas savybės turėjo, jie išgyveno, išliko, o buvo tokių be abejo pakankamai daug verslininkų, kurie iš karto buvo dideli verslininkai, dabar jie kažkur dingia, tai ilgesnėje distancijoje tas viskas susistato į savo vietą. Tai su jūsų sutinku, dar vienas klausimas. Finansinė sėkmė suteikia laimę. Finansinė sėkmė. Ar čia klausimas ar teiginys? Tai klausimas. Klausimas.
ar suteikia finansinė sėkmė laimę? Taip. Nu, tai čia vėl, kaip tą laimę įsivaizduojat? Aš manau, kad finansinė sėkmė suteikia daug galimybių. Nes čia viskas priklauso, žinot, nuo žmogaus požiūrių. Pasakysiu dabar apie tą požiūrį vieną tokį anekdotą. Buvo turtingas, reiškiasi, vienas verslininkas turėjo 2 sūnus. Galvojo, kuriam čia, kaip čia tą verslą jam, vienam ar kitam atiduoti. Ir davė užduotį. Sako, nuvažiuokit dabar į Indiją, jie gamino, turėjo batų fabrikėlį, reiškia, batus kalė, pardavinėjo ir sako, nuvažiuokit į Indiją ir parvažiuokit ir pasakykit, kokia jūsų nuomonė apie Indiją. Vienas nuvažiavo sūnus, abu grįžta, vienas ateina, pastėjo, sako, nu, Indija visiškai šakės, nėra ten ką veikti mum, visi basi vaikšto ir vienu žodžiu visi be pinigų, biedniai ir tikrai taip yra, neseniai buvau tenai, galiu patvirtinti. Tik su išvada nesutinku. Kitas sūnus sako, žinai tėvai, Indija, nereali rinka, nereali, gaila, kad mes ją tik dabar pamatėm, tėvai, ten yra klondaika, suprantate, ten niekas dar batų neturi. Tai va, tai čia visur yra požiūris, kaip tu į tai žiūri, taip pat kaip tu žiūri į pinigus. Vieniem pinigai yra laimė, kitiem pinigai yra tikslas, dar kitiem yra galimybė. Tai aš noriu pasakyti, kad sveikas požiūris yra tada, kai į pinigus mes žiūrim kaip į galimybę. Tai yra galimybę realizuoti savo idėjas, galimybę tenkinti savo tam tikrus poreikius, galimybę kurti kažką naudingo visuomenį. Tai yra atsidaro labai daug galimybių, jeigu tu turi kažkokį kapitalą. Taip, o ar jūsų nesugadino pinigai? Aš manau, kad ne. Bet mes galim tuo padiskutuoti. Tai dabar, ką reikia daryti siekiant karjeros? Kadangi aš noriu būtent pasukti truputį į tą pusę link karjeros, nes noriu pasakyti, kas šiandien rinkoje dedasi ir kas bus artimiausiu metu. Tai yra, mes išgyvenom krizę ir dabar perėmėm į tą etapą, kada ekonomika pradės pakankamai gerai augti. Ir aš manau, kad artimiausius metus mes iš tikrųjų matysim pakankamai gerą aplinką. Ir toj aplinkoje kas gaunasi? Mes aiškiai matom didelę skylę. Žinot, kokia skylė? Mums velniškai trūksta gerų vadovų. Ir ne tik vadovų, mums velniškai trūksta darbuotojų, profesionalių. Mums velniškai trūksta gabių žmonių. Nors jūsų tiek daug, bet rinka dar didesnė. Ir tie, kurie labai lengvų kelių nueina, tai yra su trumpoje distancijoje, jeigu žiūrėti, šiandien dienai žymiai lengviau susikrauti lagaminą į Airiją, Norvegiją, dar kur nors, ten, reiškiasi, padirbėti sunkiai, varganai ir galima uždirbti daugiau pinigų. Bet ilgesnėje distancijoje čia yra žymiai geriau ir ką reikia padaryti, kad pasiektum karjerą, aš dabar parodysiu. Ne šito sekančiam bus. Tai tiesiog noriu pasakyti, kad jeigu turit kas nors minčių daryti karjerą, tai toj parodysiu ir pasakysiu, kaip tai padaryti sėkmingai. Šį kartą kalbu ne apie verslą, o apie karjerą. Bet jeigu norėsit kalbėti apie verslą, galėsim pakalbėti vėliau ir apie verslą. Gerai? Taigi. Tai pirmas dalykas, ką reikėtų siekiant karjeros, pasirinkti darbą, kuris tau patinka. Ir antra formulė, kur galėtum būti geresnis už kitus. Čia rodau jau ne boksą, kad būtų švelniau. Yra krepšininkas ir plaukikas, ar ne? Tai mes labai aiškiai turim suvokti, kas man geriau. Ar man būti plaukiku, ar man būti krepšininku. Tai karjerą darant lygiai taip pat reikia labai aiškiai atsirinkti, kur aš galiu būti geresnis. Ar aš galiu būti analitikas, ar aš galiu būti pardavėjas, ar aš galiu būti inžinierius, ar kuo aš dar galiu būti, nežinau, bet tikrai yra labai daug specialybių, kur jūs galite būti geriausi. Ir dažniausiai pasitaikanti klaida, tai yra tai, kad žmogus nepasitikrinęs savo asmeninių savybių, jis pasirenka ne visai tinkamą vietą. Ir jam tada nelabai sekasi. Ir
tada vėl pradedam ieškoti ir žiūrėti, aha, Airijoje žymiai geriau. Dabar. O versle tas galioja, kad daryti tai, kas patinka? Jo. Ta pati. Jo. Čia pagrindinė idėja. Galioja ta prasme, kad tu darai iš širdies ir gali pasiekti daugiau rezultatų. Jo. Manęs klausia, kiek valandų per dieną dirbi? Aš sakau, aš nedirbu, nes tai yra mano hobė. O realiai tas užima daug valandų. Ir aš nedirbu, jeigu aš dirbčiau, aš tiek nepatraukčiau. Tiek labai sunku, tiek daug valandų dirbti ir, kaip jūs sakėte, turit finansinę kokią laimę ar naudą. Tai paprastai žmonės nedaro, bet kadangi man tai patinka, man tiesiog nerealiai tai patinka. Ir aš tai tiesiog valgau kaip šokoladą. Ir aš, jeigu aš dirbu 12 ar 15 valandų per dieną, man visai nesunku. O jeigu aš tai turėčiau dirbti, aš tikrai nepatraukčiau. Tai va, dabar yra 5 taisyklės, auksinės taisyklės. Čia viskas pasiliks ekrane, jeigu kam nors įdomu, nusifotografuokit arba prisiminkit. Kaip darant karjerą? Kas turi būti svarbiausia? Man atrodo, kad darbuotojas pirmiausia turi būti patikimas. Ar žinot kodėl? Todėl, kad aš galiu jums deleguoti atsakingas užduotis ir galiu jūs paskirti vadovų tik tada, kai aš pasitikėsiu jumis labai stipriai. Aš žinosiu, kad jūs manęs nepavesit, kad jūs tą užduotį, kurią mes sutarėm, jūs padarysit laiku, kad jūs ją padarysit pilnai iki galo, kad jūs pasirūpinsite klientais, kad jie būtų patenkinti ir kad jūs viską padarysit, kad kompanijai būtų nauda. Ir tik tada aš galiu pakelti laiptelės, aš galiu mokėti didesnį atlyginimą, aš viską galiu daryti dėl to žmogaus, kuris yra patikimas. Kaip tai pasiekti? Tiesiog reikia dirbti sąžiningai, pareigingai ir atsakingai. Daugiau nieko. Easy, labai paprasta. Dar daugiau. Noriu pasakyti, kad karjerą padaryti yra nerealiai lengva. Statistika. 40% jaunų žmonių, tikiuosi, kad tokių pat čia nėra, dirbti tingi. Tai reiškia, jau praktiškai ta rinka, kurio jums reikia konkuruoti, darant karjerą, jau jinai iš karto pusė konkurentų nėra. Gali pasinaudoti, kodėlgi ne. Sekanti taisyklė - nuolatos tobulinti savo darbą. Ką tai reiškia? Kad mes turim daryti kiekvieną dieną darbą geriau nei vakar. Mes turim kiekvieną projektą padaryti tobuliau nei anksčiau prieš tai buvęs. Mums reikia nuolat analizuoti savo klaidas ir pasiekimus. Iš klaidų reikia pasimokyti ir jų nekartoti. Pasiekimus reikia tiesiog pasidžiaugti ir pasiekimai labai motyvuoja, suteikia daug energijos vidinės ir vėl galima daug ir atkakliai dirbti. Labai būtina išmokti tinkamai reaguoti į kritiką. Man labai patinka Japonija. Jeigu darbuotojas gauna pastabą, žinot, ką jis daro? Yes. Jis sako, ačiū. Sere, jūs man padedate tobulėti. Lietuvoje, jeigu 99%, kas gaunasi Lietuvoje, jeigu pasakau, ne aš, tas nors kitas pasako pastabą. Ką žinot? Žinot, ką daro? Panašiai. Teisinasi. Taigi nereikia teisintis. Aš pastabas sakau, kad jūs patobulėtumėte, o ne tam, kad aš jūs ten pažeminčiau. Visiškai kitaip reikia priimti. Bet Lietuvoje yra kitaip. Sakoma, kad pažeminti žmogų, patobulinti. Tai aš ne Japonija, čia yra du skirtingi mentalitetai. Jo, bet net viršininkų mentalitetai. Jo, tai nesiginčiu. Sutinku su viskuo, tik noriu pasakyti. Jeigu norite tobulinti savo darbą, jeigu norite siekti karjeros, tai siūlyčiau daryti taip. Ieškoti racionalių sprendimų. Kas yra racionalus sprendimas? Mes dažnai dirbdami nuvažiuojam į procesą, pabėgam nuo tikslo, tiksliau pametam tą tikslą. Arba tiesiog nesuvokiam, kad į tikslą reikia eiti trumpiausių kelių. Trumpiausių tai reiškia racionalumas. Yra du faktoriai - laikas ir kaštai. Padarykit visada siekdami tikslo
kad būtų trumpiausias laikas ir mažiausiai kaštai. Ir jūs laimėsit visada. Dar viena savybė, kuri būtina darant karjerą ir kad tai nėra sunku tokiems kaip jums būti iniciatyvių ir turėti pozityvios energijos. Aš daug kam pasakau, kokios energijos aš mačiau pozityvios susitikime prieš 2 metus. Iš tikrųjų, buvo žavingas susitikimas. Buvo labai teisingi klausimai, žmonės spindėjo entuziazmo, pozityvę energiją. Aš manau, kad jūs dabar tokį patį. Ir tai suteikia vilčių. Ir tokie žmonės, būtent jie ir daug gyvenime ir pasiekia. Reikia ieškoti būti išradingam ir kūrybingam. Tiesiog reikia drąsiai teikti pasiūlymus. Ir tas iniciatyvumas ir pozityvumas, jis tiesiog užkuria ir kitus. Čia yra viena iš tą charizmą arba lyderystės savybių. Kuo didesnis pozityvumas, tuo daugiau aplink jų žmonių susitelks. Bet reikia dar truputį būti, ne tik pozityviam, bet truputį parodykite iniciatyvos. Aš galiu suorganizuoti vakarėlį, aš galiu suorganizuoti iškylą, aš galiu padaryti kelionę. Ir visi aplink jūs eis. Ar ne? Easy. Bet tai jūs padarysit kelionę, jūs aplink jūs susiburs kolektyvas, jūs vis jį gerbs ir mylės. Bet tai vadovas, kuris iš aukščiau, jis visada ieško tokių žmonių. Kas tokie yra kompanija? Kas jie, kurie subūrė aplink save žmonės? Labai labai svarbu. Dar vienas dalykas, kurį sunkiausiai Lietuvoje suvokia, tai dabar matote ekrane, siekti maksimalios naudos kompanijai. Kai paprastas klausimas, dažniausiai, kai ateina jauni žmonės į darbą ir klausia, kodėl jūs norite dirbti šitoj mūsų kompanijai? Žinot, koks atsakymas? 90% klaidingas. Nes sako, man patinka čia dirbti. Aš čia noriu dirbti, man čia viskas, jūsų kompanija patinka. Ir kas? Tai sakau, ar tai reiškia, aš dabar dar tau turėsiu pinigus mokėti už tai? Jeigu tau patinka, pavyzdžiui, koks nors kinas, ar ne, tai tu nueini susimoki bilietą ir tada žiūrėk į tą kiną. O čia išeina atvirkščiai, kad tau patinka kompanija ir aš dar tau pinigus mokėsiu. Ne, stop. Nedirbu. Teisingas atsakymas tada, neturiu čia. Kitą kartą parodysiu klausimus ir atsakymus teisingai. Bet turim kalbėti apie naudą kompanijai. Aš atėjau tam, kad aš galiu sukurti jūsų kompanijoje pridėtinę vertę. Aš žinau, galbūt dar šiandien nesu toks profesionalus, ne viską galiu padaryti labai gerai. Bet aš turiu požiūrį gerą. Aš sieksiu maksimalios naudos kompanijai. Aš kiekvieną darbą darydamas galvosiu, kaip jį padaryti geriau, kaip jį padaryti tobuliau ir kaip padaryti, kad kompanija gautų daugiau naudos. Wow. O toks man žvaigždė žmonių. Ir jei jūs taip ne tik kalbėsit, bet ir darysit, jūs padarysit nerealią karjerą. Dar čia parašyti, kad kompanijos interesai turi būti aukščiau nei asmeniniai. Vieną kartą prikibo prie mane prie šitų žodžių, kažkam paskaitą, kai skaičiau ir turėjau aiškintis, kaip tai gali būti. Tai gali būti labai paprastai. Kai tu esi kompanijoje, tu dirbi kompanijai, kompanija tau moka už tai atlyginimą ir tu turi aiškiai suvokti, kad čia yra kompanijos interesai aukščiau. Jeigu baigiai darbą, parėjai namo, čia yra tavo šeima, draugai ir visa kita, čia jau yra kitaip. Ta reikia atskirti. Tai nereiškia, kad ir naktį kompanijos interesai 3 valandą nakties yra svarbiau negu mano asmenį. Tikrai ne. Ir pabaigai. Tinkamai bendrauti. Manau, kad jūs mokat tinkamai bendrauti, bet noriu kelis dalykus pasakyti, kad būtina gerbti kolegas, vadovus, būtina gerbti netgi ir konkurentus. Mes dažnai nepagarbiai kalbam apie konkurentus arba apie tuos žmonės, kurie veikia prieš mus ar su mumis nemandagiai ar netinkamai elgiant. Reikia išlaikyti, būti labai santūriam ir neatsimušinėti visokias užsipuolimus, kaip tai daro kokia nors ponia Maldeikienė. Ir nereikia veltis ten į diskusijas ir aiškinti su ja, kas čia teisus, kas ne. Jinai turi savo nuomonę, aš turiu savo nuomonę. Aš ją gerbiu, jeigu jinai manęs negerbia, čia yra jos problema. Taigi, bendraukime kompanijoje ir išorėje tinkamai. Nesistengim kalbėti labai daug, nes plepių nelabai mėgsta. Tų, kurie nelabai mėgsta kalbėti ir daugiau užsidarė, irgi ne pats geriausias variantas, bet pasistengim būti tokie, kad mes netimtum, nevoktum iš kitų laiko
bet ir būtum įdomus visada pašnekovai ir su jais surastume bendrą kalbą pakalbėti įvairiomis temomis. Taip pat mums reikia turėti dar vieną gebėjimą, tai yra daryti įtaką kitiems žmonėms. Nes jeigu jūs būsite karjerą viršuje, jūs turėsite žmonių, kuriems reiks padaryti tam tikrą įtaką ir reikės kartais žmonės sumotyvuoti, dirbti, galbūt ir po darbo, galbūt ir savaitgalį, galbūt reikės motyvuoti žmonės ir pakelti po nesėkmės jiems, įkvėpti naujiems iššūkiams. Ta reikia turėti gebėjimą komunikuoti ir daryti įtaką žmonėms. Tai nėra lengva, bet tai galima išmokti. Aš tą pats išmokau, kai to neturėjau. Dabar finalinis etapas, po to galėsim kalbėti apie orą. Tai jeigu kalbėti apie sėkmę, tai jinai susiveda iš kelių dalykų, tai yra pakalbėjom apie karjerą, galbūt ir verslą. Jeigu norėsit daugiau apie verslą, galėsim daugiau apie verslą pakalbėti, bet daug mes kalbėjom apie įvairias savybės, ką mokėti, ką daryti, ko nedaryti. Ir labai daug dalykų susiveda į paprastą šitą tokį piešinuką, kuriame parašyta, kad tai yra asmeninės savybės. Nuo asmeninių savybių iš tikrųjų labai daug priklauso. Mano supratimo viską sėkmę lemia tai tiesiog profesinės žinios ir asmeninės savybės. Jeigu mes sugebam šitos du dalykus subalansuoti, tai tada mes galim tikėti sėkmės tiek versle, tiek karjeroje. Tai dabar mes galėtum pabandyti su jums pažaisti žaidimą, bet man atrodo, kad jau jeigu kažkas buvo su mano paskaitoje, tai čia man nepavyks jisai. Aš paskutinius 2 kartus pralošiau labai stipriai, bet prieš tai 5 kartus išlošiau. Tai numeris 1, asmeninė savybė. Kaip jūs manote? Noras tobulėti. Nu, žiūrėkit, aš dabar skaičiuoju 5 spėjimus. Jeigu atspėjat, tai tada tam žmogui padovanoju. Ne. Padovanosiu šitą knygą. Gerai? Telefoną? Telefoną kitą kartą? Next time. Tai. Koks klausimas? Gerai. Bet čia ne pats blogiausias. Vieną kartą papasakosiu dabar truputį nukrypimą. Man teko praeitais metais, aiškiai, pakvietė į tokį jaunimo forumas, kažkoks tarptautinis. Taip gerai skambėjo, negalėjau patikėti. Tipo jaunųjų verslininkų komandos rungėsi Lietuvoje ir man reikėjo finaliniam etapė ateiti jiems kažką papasakoti ir paskaityti. Ir dieve tu mano, ką aš pamačiau tenai, tai man buvo baisu, aš nuo to karto labai bijau į tokius forumus. Aiškiai, jie turbūt naktį visą šventę. Aš manau, kad šventė nedirbo tikiuosi. Ir, aiškiai, jie tokie išvargę visi buvo čia ryte, kad dar pusė jų dar laikėsi taip, aiškiai. Bet čia, tokioje ne pirmoje, gal kokioje antroje ar trečioje eilėje, buvo, man atrodo, iš Ukrainos ten 3 žmogeliai, tai jie buvo, pasakysiu, ten ir mergina, ir berniukas, ir dar kažkas taip. Jie taip atsisėdę, miegojo ir dar garsiai knarkė. O aš turėjau čia, reiškia, jiems paskaitą skaityti. Tai, jo, noriu pasakyti, kad jeigu ką nors neišgirdau, tai čia ne pats blogiausias variantas. Esu batęs baisesnių, bet dabar jau niekad turbūt daugiau neskaitysiu ten paskaitos. Taigi, varžybos mūsų, mano, reiškia, jūsų noriu pasiūlyti, jeigu atspėjat, kas yra asmeninė savybė numeris 1. Padovanoju tam knygą. Palaukit po vieną. Proaktyvumas, atsakingumas, ne? Motyvacija. Kaip? Motyvacija. Motyvacija svarbu, bet ne? Užsidegimas. Užsidegimas netoli, bet ne? Pasitikėjimas savimi. Labai reikia, bet ne? Tobulėjimas. Tobulėjimas reikalingas, bet ne? Pozityvumas mąstymas labai gerai, bet ne? Entuziazmas. Entuziazmo reikia velniškai. Ryžtas. Kaip? Ryžtingumas. Nu, sakykit visi paskutiniai ir aš tada jeigu išgirsiu.
nenoriu. Stop! Kas pasakė? Maksimalizmas. Žinai, buvo jis paskaito anksčiau? Esu buvus, bet... Nežinau. Klausyk. Jo. Na, aš iš tiesų labai norėjau šitos knygos ir norėjau galbūt mėnesius gyventi savo Gerai, sukčiauti. super. Tai dabar paaiškinkit tada bent už tai, kodėl reikia maksimalizmas mums yra svarbiausia. Todėl, kad kuo didesni rezultatai, tuo didesnė nauda, kuo tu labiau save atiduodi, tuo gauni didesnę grąžą. Kuo didesni siekiai kuo daugiau siekiai, tuo didesnė tikimybė aukščiau vis dėlto pasiekti, galbūt ne tobulybės, bet pakankamai aukštai. Jo, puiku. Nu, teks jums tą knygą. Aš taip su tavo meilą. Tai maksimalizmas. Aš tikrai net nenoriu diskutuoti, čia gali surasti žmonių, kurie sakys, ne, kita savybė yra svarbesnė, gali būti. Aš tiesiog sakau savo nuomonę. Mano nuomonė, maksimalizmas yra numeris 1, todėl kad mes turim norėti visada daugiau. Maksimalizmas tai aš nepatenkintas tuo lygiu, kurį dabar esu. Aš noriu aukščiau. Pavyzdys, aš duodu pavyzdį labai paprastą. Žaidžiam krepšinį, ne? Lietuvoje krepšinis religija. Noriu laimėti mokyklos čempionatą, ne? Laimėjau mokyklos čempionatą. Ką aš noriu toliau? Aš noriu mano kaime, mano miestelį būti kaip mūsų miestelio čempionų krepšinio. Ok? Laimėjau ten. Ką aš toliau noriu? Kokį mano sekantį siekį? Aš noriu būti Lietuvos čempionas. Ok? Aš laimėjau Lietuvos čempionatą. Ką aš noriu toliau? Aš noriu būti Europos čempionas. Jeigu laimėjau Europos čempioną, ką aš noriu? Aš noriu būti pasaulio čempionas. Va čia yra maksimalizmas, kuris visą laiką sako, kad aš noriu daugiau. Ir tas veda mus visą laiką. Čia ir yra tas moto. Kaip jūs sakėt, motivacijos reikia. Motivacija gali būti įvairi. Motivacija gali būti pinigai, gali būti gražus gyvenimas, kaip man. Bet taip pat motivacija yra labai stipri maksimalizmas. Tai yra požiūris, kad man niekada nesinori pasilikti toj situacijoje, kurioje aš esu dabar. Man norisi daugiau. Man norisi dar palikti vieną aukštelį laiptelių į viršų. Ir tas mus labai stipriai motyvuoja. Godumas, jo, labai panašus buvo. Dabar sekantis dalykas, kuris būtinas ir kuris veda, kaip minėjau, 2 dalykai sintezai – asmeninių savybių ir profesionalumų. Kaip pasiekti tą profesionalumą? Viena iš geriausių kelių tai yra žingeidumas. Aš nuolat testuoju žmonės, sakau, kaip ar jūs esate žingeidus? Visi pasakys ne? Nu, kas žingeidus? Pasakyk, kas žingeidus? Aš. Nu, gerai. Nu, tvarko. Tai po to žingeidumo testas yra labai paprastas. Kiek jūs klausimų šiandien uždavėte? Per šitą mūsų pokalbį. Užsirašėm? 4. Gerai. Ne, man jau šitą pastebė. Žingeidumo labai paprastas testas. Kai aš kalbuosi su jaunu žmogum, kuris nori pas mus ateiti į kompaniją, aš klausiu jo. Aš klausinėjau, paskui pabaigoje sakau, gal nori ko nors manęs paklausti? Sako, jo. Nors sakau, gerai, sakyk. Tai jeigu pasako vieną klausimą, tai būna labai gerai. Ir čia yra žingeidumas. Čia yra zero žingeidumas. Vienas žmogus, kuris mane gyvenime nustebino su savo žingeidumu, jis padarė pas mus labai stabilią ir gražią karjerą. Tai buvo toks Martynas, kuris, jis nežinojo iš to testo, jūs jau žinot. Ir kai aš jau paklausiau, ar nori manęs ko nors paklausti, sakė, taip, ar galiu kelis klausimus užduoti. Sako, taip. Tada atsiverti tokią knygą ir mes su juo kalbėjom dar 1,5 valandos. Tai va čia buvo žingeidumas. Ir jis iš tikrųjų aš jį priėmiau tą pačią dieną į darbą ir jis labai greitai tobulėjo. Nes žingeidumas, jis visą laiką tu nori sužinoti, tu nori kažką paklausti, tu gali ir bet kokioje situacijoje tu nori klausti, o kodėl, o kaip tenai, o kada. Visada yra klausimų. Ir būtent tie žingeidų žmonės, jie kaip tie 5 metų vaikai, jie visą laiką per dieną užduoda 100 klausimų. Tai mums tokių reikia. Ir tas veda į tobulėjimą ir į sėkmę. Patikimumą. Kalbėjom, jūs paminėjot, visi žinom,
kad patikimumas, jeigu nėra pasitikėjimo, tai labai sunku deleguoti svarbias užduotis. Jeigu neleguojam svarbių užduočių, tai nežinau, kaip čia tais karjeros laiptais pakilti ir kaip padaryti verslą, jeigu patikimumo stoka. Taip. Drąsa. Jau minėjau ir kalbėjau, drąsa reikalinga versle. Kalbant apie karjerą ir apie riziką, tai karjerą jos irgi reikia, tik jinai mažiau rizikinga. Bet reikia pakankamai drąsiai kartais elgtis darant karjerą ir nebijoti prisiimti atsakomybę. Karjeroje yra atsakomybė susijęta su drąsa. Versle drąsa yra susijęta su rizika, nes gali prisiimdamas, investuodamas pinigus ar pradėdamas verslą, dažnai rizikuoji kažką prarasti. Dar vienas labai svarbi savybė yra daug žmonių, kurie orientuoti į procesą. Ir tai yra procesas, tai procesas vyksta, ne, o rezultatų nėra. Ir tokių žmonių, žinot, kur pilna? Lietuvoje? Jo. Institucijos yra kelios, kuriuose jų pilna. Ministerijas. Jo, ministerija, savivaldybė, ten pilna žmonių, jie jums paaiškins, ką daryti, kaip daryti ir tiksliau viskas baigsis tuo, kad nusiūs jūs kažkur toliau nuo savęs. Žinot, ar ne šitą? Tai tenai žmonės tikrai nėra orientuoti ir jiem karjerą yra sunku daryti, jie neprisima atsakomybės, jie nenori nieko rizikuoti, jiem geriau kur nors nusiūs toliau. Versle ir darant karjerą reikia daryti priešingai. Mes norim rezultato ir mums neįdomu paaiškinimai, kodėl šiandien nėra rezultato. Man įdomu, ką jūs, jeigu ir šiandien nepasiekėte rezultatą, aš noriu žinoti, o tai ką jūs darysit, kad jūs pasiektumėte rezultatą. Dažniausiai pasitaikanti klaida, kai žmonės galvoja, kad aš pasiaiškinsiu ir paaiškinsiu, dėl ko man nepasisekė. Nu, neįdomu. Jeigu paklausit, tada atsakykit. Jeigu neklausit, tai geriau kalbėkite apie tai, ką jūs ketinate daryti, ką jūs planuoja daryti, kad pasiekti tą rezultatą. Tas užtikrina gerą požiūrį. Jeigu taip mąstys žmogus, jo bus geras požiūris ir tą požiūrį tikrai visi pastebės. Racionalumas. Jau truputį kalbėjom. Racionalumas yra du kriterijai. Tai yra laikas ir kaštai. Ir tą reikia labai suprasti. Yra žmonių, kuriem, man atrodo, jūs čia minėjote apie vieną verslininką, ar ne? Visokių Lietuvoje sakėt verslininkų yra, ne? Tai aš tikrai galiu patvirtinti, kad tikrai yra visokių ir ypač buvo daug tų, kurie šitos savybės racionalumo neturėjo. Jie turėjo daug pinigų, daug milijonų, šiandien aš nežinau, kurie yra. Ir būt mažai kas juos žinau, kur yra. Gal kažkur daro Afrikoje biznį, gal dar kažkur. Bet jie dingo iš to sluoksnio, kurį paprastai mes matome. Racionalumas visada turi sueiti. Jeigu aš uždirbau 10 milijonų, tai nebūtinai aš turiu nupirkti kokią nors pilį, jachtą ar dar ką nors, nes tai tiesiog yra neracionalu ir ne visai protinga. Apie atkaklumą mes čia visi kalbėjom ir jūs man paminėjot, kad taip, atkaklumo reikia, nes sėkmė tikrai neateina iš karto, galima sėkmingai ištraukti loterijos bilietą. O kuo atkaklumas nuo maksimalizmo skiriasi? Atkaklumas, tai reiškia, man nepasisekė vieną kartą, ką aš darau, aš dar kartą bandau. Antrą kartą nepasisekė, aš vėl bandau. Trečią kartą nepasisekė, aš dar kartą bandau. Ketvirtą kartą nepasisekė, aš dar kartą bandau. O maksimalizmas, tai aš noriu, kai atvirkščiai, kai man pasisekė ir aš noriu dar aukščiau užlipti toliau. Ar aišku? O galima atpažinti, kada yra atkaklumas, kada tau tikrai pavyks. Nu, net bandai antrą kartą, trečią kartą. Bet yra žmonių, kurie bando. Vis tiek, ir po 100 kartų nepramuši tojo sieną. Tai kaip atskirti tai? Nes kartais tie žmonės, kurie bando iš to atbukumo, jiems tu nepaaiškinsi, kad tau vis tiek nieko nesigaus, nes bandai ne ten. Jo, tai mes čia turim, pabandysim surasti tų savybių, kurios čia vadinasi racionalumas, ar ne?
Tai mes turim suvokti, kad racionalumas tai ne tik tai tada, kai, reiškia, ten neperki kažkokių dvarų ar jachtų ir viso kito, bet racionalumas tai tiesiog turi suvokti, ar galvą sieną pramušti, ar racionalu. Nėra racionalu. Turbūt ieškokim, jeigu mūsų tikslas yra, sakykime, praeiti per tą sieną, pasiekti kažkokį kitą tikslą, tai galvokim, kokį trumpiausią keliu tą gali padaryti. Ir kaip minėjau, trumpiausias, tai reiškia ir laikas, ir kaštai. Tai jeigu tos dalykus mes pasversime ir protingai pamastysime, tai labai greitai gausime atsakymą. Bet mesgi visi esam racionalūs patys savo, ne? Ir kad pavyzdžiui, aš matau kažkokį kelią, kuris, mano nuomonė yra trumpiausias ir mažiausias kaštų, ar ne? Tai kažkas kitas gali matyti dar štai kas, ne? Tai, kaip čia yra su tuo, kaip suprasti, kiek pats esi realiai racionalus? Tai, jo, čia atsakymas tai labai paprastas, matot, jeigu, bet kai mes ten rodžiau Antarktidoje, ne, tai ten 1000 kilometrų spindulių nėra, net meškos ten negyvena. Tai ten biškį lengviau išsispręsti tuos tokius esminius dalykus. Ne, atvirkščiai, ten labai sunku suvokti, nes ten iš tikrųjų ėjom tokiais ratais ir nėra atskaitos taškas. Aš norėjau pasakyti, čia, kai tu esi visuomenė, aplink žmonės, tu labai greitai matysi, ar tu racionalus ar ne, nes tiesiog tu praloši konkurenciją labai greitai. Ir čia aplinka, nėra tokios vietos, kur tu būtum absoliučiai vienas be žmonių, be palyginimų, versle tai yra labai aiški konkurencija. Jeigu tu tik tai grybą pjauni, iš karto tu praloši. Karjerą darant, tada ten labai greitai irgi pasakys, nuo tavęs nusisuks žmonės, tave nustos vertinti vadovai ir tu tiesiog pats turi ieškoti atsakymą, ar čia aš gerai padariau ar ne. Ir kaip jūs vertinat mano darbą, visada galima darbę paklausti ir ką aš turiu daryti, kad jūs mano darbą vertindami labai gerai. Bet juk tie patys, reiškia, laimėjimai ir pralaimėjimai yra truputį skirtingas reikalas trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu, ne? Taip, absoliučiai, jūs absoliučiai teisus. Trumpuoju distancijoje tu gali skaityti, kad tu praloši, po ilgoju tu išloši. Ir atvirkščiai, tu gali sakyti, kad trumpuoju distancijoje tu išloši, bet ilgoju distancijoje tu praloši. Tai čia vėlgi visada reikia pasitikslinti, o koks mūsų tikslas. Mes ir pradėjom. Pirmą skaidrę, kai pradėjau rodyti, koks buvo žodis. Prisimenat? Kas prisimena? Tikslas. Koks mūsų tikslas? Jeigu aš turiu tikslą, aš galiu tikėtis sėkmės. Jeigu aš neturiu tikslo, mes grybausim. O tai. Einam toliau. Tai apie atkaklumą plius pakalbėjom. Daryti įtaką, tai turbūt įkalbėjom ir dar kartą noriu pabrėžti ir pasakyti, kas tai yra. Tai reikalinga daryti įtaką komunikabilumas, nes galima įtaką daryti fiziniu, pavyzdžiui, keliu, ne? Kaip ten koks nors diktatorius Lukašenka, ten Kijeve dabar ten čiut-čiut pasimuša. Bet mes ne apie tą darom. Ne apie tą norim kalbėti. Mes kalbam apie verslą ir karjerą ir čia mes kalbam, kad mums reikia turėti tokią savybę daryti įtaką žmonėms. Nes jeigu mes norim, kad žmonės eitų paskui mus, o dažnai mums reikia, kad jie eitų paskui mus, tai mes turim juos kažkaip tai paveikti. Mes turim jiem kažką pasakyti tokio, kad jie mumis patikėtų. Ne? Mes turim elgtis tinkamai, kad būtų patikimumas, bet taip pat mes turim juos pasakyti kažką tokio. Labai malonaus, labai motyvuojančio, kad jie norėtų tada daryti tai, ko mums reikia. Taigi, daryti įtaką. Tai nėra lengva. Tai pakankamai sudėtinga netgi tiem žmonėm, kurie turi labai gerą komunikabilumą. Komunikabilumas nuo šitos savybės skiriasi va tiek. Nes tų žmonių, kurie moka daug kalbėti, aš esu matęs labai daug. Tų, kurie moka įtaką kitiem daryti, yra labai nedaug. Aš manau, kad jūs tą galite. O kaip tokia savybė kaip stabilumas, kodėl jinai nebuvo paminėta? Todėl, kad aš iš karto pasiduodu
Užtat, kad asmeninių savybių aš atsirinkau 8, kurios man atrodo svarbiausios. O kaip jūs manote? Bet Jeigu jų yra tikrai daugiau ir yra labai svarbių savybių, dėl kokių, jeigu jūs pasakysit, aš iškart sutiksiu. Tai aš nenoriu net ginčyti šitoje vietoje, asmeninių savybių yra labai daug ir įvairių. Ir svarbu labai atrinkti, čia galime kalbėti, žinau, dar 2 valandas apie asmeninės savybės, nes jų tikrai yra visos. Ir jūs norėjote ką nors paklausti. Jūs sakėt, kad daryti įtaką yra išmokstama. Ne? Tai ar ilgai tenka mokytis? Gerai. Ne. Tiesiog viskas priklauso nuo sekantis, man atrodo, skaidriai bus būtent apie tai. Jeigu daugiau ar šitos nėra klausimų, tai aš tiesiog perjungsiu ją, gerai? Aha, tai čia yra visos tos savybės, kurios mano nuomonė atrodo labai svarbios, siekiant tikslo, siekiant sėkmės. Ir kaip minėjau, sintezė žinių ir asmeninių savybių gali duoti labai gerą rezultatą. Tai yra, galima pasiekti savo tikslą, galima tikėti sėkmės. Klausimas, kaip ugdyti asmeninės savybės, arba kažką norėjote panašaus pasakyti arba klausti, ar ne? Jo. Ar jūs tikite, kad tai galima padaryti? Taip. Labai gerai. Yra 3 sąlygos, kada galima, reikia 3 sąlygų. Tai yra pirmas dalykas, reikia, kad iš jūsų būtų pusės kažkuo nepasitenkinimas. Antras, reikia tikėti, kad tu gali tai padaryti. Ir trečias dalykas, ko reikia, tai reikia norėti. Jeigu jūs 3 dalykus, bent šitos 3 turite, tai tada galima pereiti prie to, kaip ugdyti asmeninės savybės. Taip? Įsimenat? Tai yra, turi būti nepasitenkinimas, tikėjimas ir noras. Jeigu net vienos iš jų nėra, palikite. Užmirškite, einam prie kito klausimo. O dabar apie asmeninių savybių ugdymą. Tai iš tikrųjų, aš galiu pasakyti, ir aš pats labai daug dirbau ir labai daug užsiminėjau asmeninių savybių ugdyme. Ir iš savo grinai patirties galėčiau pasakyti, kad reikia vienos dar labai svarbios savybės, norint tai padaryti. Tai kai jūs man sakėte, kad yra, užmiršau kažkokią kitą savybę, kurios čia nepaminėjau. Stabilumas, jo. Tai aš jums galiu pasakyti, kad vienos savybės, kurios aš čia nepaminėjau, bet kurios reikia tikrai, tam, kad ugdyti visas kitas savybės, tai reikia turėti valios. Jeigu jūs valios, kaip sakot? Atkaklumas nėra valia? Biškį panašu, bet ne taip. Valia, aš suprantu valią truputį kitaip. Valia yra toksai dalykas, kur aš tiesiog turiu dirbti su savim. Man reikia valios tiesiog kažko atsisakyti. Kažko reikia kažkaip pakeisti savo požiūrį. Bet tą, ką minėjau, kad reikia turėti nepasitenkinimą. Ne? Aš nepatenkintas tam tikrą savo savybę. Aš tikiu, kad aš tą galiu susitvarkyti. Ir aš to noriu. Ir jeigu aš turiu valios, aš tą galiu padaryti. Labai paprastas testas, kurį, jeigu čia kas nors buvo prieš tai paskaituoju, tai aš jums pasikartosiu ir pasakysiu. Aš klausiu paprastai, kam iš ryto yra sunku atsikelti? Beveik visi kelia, ne? Puiku. Dabar dar pasakykit, dabar turėtų žymiai mažiau rankų pakilti, kai paklausiu sekančio klausimą. O kas iš ryto ryte darot mankštą? Jūs mane stebite. Okay. Tai va, tai vienas iš testų, kaip ugdyti savo asmeninės savybės ir valią, tai reikėtų pradėti nuo to valios pasitikrinimo. Kaip jie pasitikrinimo?
Tai dabar tai pasakau. Labai geras. Jūs labai gerai. Čia labai gera savybė. Jūs iš karto jau parodė, kad esat labai žingeidi ir labai greita. Turit gerų savybių. Ir drąsi. Jo, vaiku, matot kiek. Vieną knygą atsinešiu, kitą kartą atsinešiu 2. Taip. Kaip pasitikimt, ar aš jos turiu ar ne, tai reikia, kad būtų bent vienas minusas iš tų. Ar man sunku ryte keltis ir ar aš darau mankštą. Ačiū labai. Iki. Tai jeigu pas jūs nėra, ta prasme, šitas testas negalioja tiem, kuriem lengva atsikelti ir kurie ryte daro mankštą. Tai yra tokių. Tai tada šitas testas neim. Ok, jums kitą sugalvosiu. Bet visiems kitiems gali galioti, tai yra pradedam nuo rytdienos ir kiekvieną dieną keliamės pusę valandos anksčiau ir darom mankštą. Pusę valandos. Ir taip jūs turite tai daryti kiekvieną dieną, be jokių išimčių. Egzaminai, baliai, gimtadieniai, niekas negalioja. Jūs tai darot 3 mėnesius iš eilės. Jeigu po 3 mėnesių nepraleisite nei vienos dienos ir šitą padarysit, jūs tikrai turit geležinę valią. Ir tikrai jūs galite daug gyvenime pasiekti. Nes tada visą kitą ugdyti šitas asmeninės savybės, jums nebus jokių problemų. Jums reikia tiesiog pasirinkti, ką jūs pasirenkat ir ką jūs norite daryti. Aš galiu pasakyti. Gal yra koks kitas testas? Ar šitas per sunkus, ar jis čia tas žmogus, kur jums lengva atsikelti ir lengva daryti mankštą? Darau mankštą porą metų. Tai gal jums ir testo nereikia. Jūs gal ir turite tos pakankamai valios ir galite dirbti tiesiogiai su savo asmeninių savybių tobulinti. Jums tiesiog reikia atsirinkti, kokią savybę jūs norite tobulinti. Aš pasakysiu ant savęs, kaip man buvo prieš, nežinau, 10 metų, ne, mažiau. Maždaug 10 metų man labai buvo sunku kalbėti prieš auditoriją. Jūs turbūt negalėtumėt patikėti, žiūrėdami dabar į mane, ne? Man dabar iš tikrųjų lengva kalbėti ir man netgi malonu kalbėti. Bet jeigu man būtų reikėję tai padaryti prieš 10 metų, aš čia būčiau susimovęs juodai. Juodai, nes aš netgi jei pasirašyčiau ką kalbėti, aš būčiau viską užmiršęs. Ir niekaip aš to negalėjau padaryti, aš niekaip negalėjau suprasti, kodėl. Ir aš labai pykau ant savęs, man tai labai erzino ir aš niekaip negalėjau susitvarkyti. Taip. Negalėjau. Ir vieną dieną pasakiau, viskas, aš dabar būsiu kitoks. Aš išmoksiu kalbėti ir aš galėsiu laisvai bendrauti. Ir tada aš pradėjau analizuoti ir galvoti, kaip tai pasiekti, o kaip tai galima pasiekti, kaip tai padaryti. Juk yra labai paprastas turi būti kelias kažkoks, tik aš jo nežinau. Atsakymas buvo labai paprastas. Kaip? Yes. Practice make it perfect, yeah? Taip. Kaip? Tai aš pradėjau tą daryti ir aišku susimoviau pirmą kartą totaliai. Ir antrą, ir trečią, ir 5. Bet po 10 ar 15 kartą, aš neprisimenu kurio, aš kažkaip pajaučiau, kad aš jau netaip jaudinus. Nes iš tikrųjų aš labai jaudindavosi ir man tas jaudulys suspausdavo, čia turbūt kažkokias kraujagyslės, į smegenis neteka kraujas, viską užmiršti ir totaliai, šakė. Viskas. Baisu. Ir tada aš pradėjau suprasti vieną dalyką, kad tai jeigu aš nesijaudinu, tai viskas kažkaip paprastai gaunas. Ir tada įvyko lūžis, po 15 kartų aš pradėjau laisvai kalbėti, dar vis būdavo visko, eini paskui, kažkur dingsta viskas, neprisimeni, ką čia nori kalbėti ir taip toliau. O po 25 karto viskas atsistoja į vietą. Tai reiškia, labai paprastas testas, reikia daryti tai, kas tau atrodo neįmanoma, tai, ką tau sunku daryti, tai tą ir daryk. O pradžiai rinkatės atsakingas prezentacijas? Ne, aš pradžiai pradėjau kalbėti, nes jeigu aš kalbu savoje kompanijoje prieš savus darbuotojus, tai nėra problemų. Reiškia, bet reikia nueiti į svetimą aplinką, kurioje tavęs nepažįsta, kurioje tavęs niekas nežino ir tu turi pradėti kažką kalbėti, ne? Ir aišku, kad tada ten susimauni ir raudonuoji, prakaituoji, viskas blogai, bet nieko baisaus, reikia dar kartą, ir ką, ir nieko, ir dabar easy. Tai va, taip galima daryti su kiekviena savybė ir ją tobulinti. Atitinkamai, tik reikia pagalvoti, o kaip tas žmogus turi elgtis, ar ne? Kaip jisai turi elgtis tinkamai, kad ta savybė jau atrodytų stipri, ar ne? Tai
Kaip? Okay. Tai visur galima, galėčiau pasakyti vieną dalyką, bet jūs to nedarykit, gerai? Mes, aiškiai, kai mūsų kompanija, čia yra ta savybė apie drąsą, ne? Ten mes kalbėjom, drąsa reikalinga. Kaip tą drąsą čia įsiugdyti? Žinai, galvoju, nu ir kaip čia dabar? Tai gali per mišką eiti naktį vienas ir 10 kartų eisi, po 15 jau nebus gal baisu. Bet matomai versle ir karjeroje kažkaip kitos tos drąsos. Tai mes susigalvojom tokį testą ir reiškia, nuvažiavam prie televizijos bokšto ir tenai, reiškia, būdavo toks, buvo galima šokti nuo televizijos bokšto žemyn ant galvos ir ant tinkos. Tai buvo labai, reiškia, čia buvo mūsų, mes penktadieniais ten po darbo susėsdavom, paprastai išgerdom kažkokį ten ar alaus bokalą, ar dar kažką, nu ir gimė tokia idėja ir mes iš karto šeštadienį sakom, o mana, važiuojam šeštadienį ir nušoksim nuo to bokšto ir pasitikrinsim, ne? Ar čia mes kieti, ar bijom, ar nebijom. Nu ir iš tos mūsų kompanijos, aišku, kažkaip, ne visi sutiko važiuoti, bet kiti sutiko dalyvauti žiūrovai. Tai va, mes nuvažiavam, aiškiai, man atrodo, gal 4 ar 5 einam šokti, nu ir vienas vaikinas buvo toksai biškį apkūnesnis. Tas priėjo, sako, kiek sveri? Nu, tas sako, 120. O, negalima, nes sako, šitą virvę išlaiko tik 100 kilų. Nu, atkrito, viskas, einam, kiti tada šokti. Nu ir aš prisimenu, aš ten norėjau atrodyti drąsiausias, tai priėjau prie to lieptuko ir ten, kaip sakant, žinai, parodysiu, kaip aš čia drąsus. Ir priėjau prie to lieptelio ir matau, kad šakės, mano kojos kažkaip šimninė. Reik šokti, negaliu. Tai, bet vis tiek, reiškiasi, pasižiūrėjau atgal, žmonės žiūri, negalėjot atgal. Nu tai tada ką? Kaip realiai šokau. Bet buvo kita problema. Aiškiai, tos virvės buvo, kadangi jie irgi iš penktadienį turbūt alų gėrė. Tai tos virvės buvo labai susisukę. Ir kadangi aš pirmą šokau, tai jos buvo neatsuktos. Tai kol mane ten išsuko, tai aš sakiau, kad aš būsiu ne tik galėčiau laisvai į kosmosą atskristi. Bet šitoje situacijoje norėjau kitką pasakyti, kad tai mes nušokom 4, o tam 5, reiškia, neleido, nes jo svoris buvo didelis. Bet įdomiausia, kai nušokom, viskas tvarkoja, visi čia, jėga jau cool. Ir tada tas prieina, sako, klausyk, ant to biškį apkūnesnio. Sako, tai gal vis dėlto nori pabandyti nušokti? Visi nušoko. Ir va čia buvo iš tikrųjų žmogus, kuris mane, taip sakant, nustebino nerealiai. Nes prie tokios įžangos, reiškia, kad ta virvė laiko tik 100 kilų, o pas jį 120, kad jis pasakytų, kad eisiu šokti, tai iš tikrųjų buvo visi wow. Nes jis, jeigu pasakys, kad ta virvė nelabai laiko ir eiti ant jos, sakykim, čia jau būtų labai. Bet jis nieko, nuėjo, pokšt ir nušoko. Ir viskas tvarkoja. Ir neužsimušė. Tai va, tai čia buvo. Tai jūs taip nedarykit. Jūs tikrai taip nedarykit. Aš čia tiesiog pasakoju tos savo patirtį, kaip mes, aš asmeniškai ugdė, mūsų kompanija ugdė tam tikras savybės. Galiu tik tiek pasakyti, kad sekantį savaitgalį ten būdavo tik šeštadienį, sekmadienį šokinėjimas. Tai kad sekantį šeštadienį nuvažiavo dar 5 žmonės ir dar nušoko nuo to bokšto. Tai iš mūsų kompanijos. Tai ta prasme noriu pasakyti, kad iš pradžių, kai parodai vieną pavyzdį, užsidega jo ir kiti. Ir galima visada surasti tam tikrų testų, kaip save išbandyti, tik reikia tiesiog pasvarstyti, pamastyti, kaip tą savybę, kurią aš norėčiau tobulinti, kaip ją reikėtų, tiesiog paversti tobulesnė. Kaip jinai turi atrodyti? Kur aš silpnesnę vietą turiu? Pasitarkite, pasikalbėkite su draugais, kolegom ir tiesiog pabandykite tą padaryti. Jūs kalbėjote apie valią, kaip manote, įmanoma ją išsiugdyti? Valią? Nu jo, geras klausimas. Valią. Iš kur pasiekti? Pas mane? Nežinau. Ar užaugo ir gimė?
Man sunku pasakyti, bet aš į tuos kalnus, va ten, kai rodžiau, vaikštinėjau, laipiojau, tai ten buvo, aiškisi, situacija tokia, kad labai buvo gėda, jeigu tu ten atsilieki nuo ko nors. Tai reikėdavo varyti iš paskutiniųjų. Ir aišku, kad būdavo dažnai žmonių tų, kurie išvažiuoja vieną kartą į kalnus ir paskui jau sekantį sezoną nevažiuoja. Tai matomai, kad pas juos gal valios buvo gal truputį mažiau. Tai aš tiesiog nežinau, pasimetęs, negaliu atsakyti, ar galima jūs ugdyti, bet manau, kad galima. Tiesiog, žinot, aš tai manyčiau, kad reikia visada būti optimistui ir tikėti, kad viską galima. Ir man pilnai nepatinka, kai jeigu mūsų komandoje atsiranda koks nors žmogus ir pradeda aiškinti, kad kažko tai negalima padaryti. Man labai patinka žmonės, tie, kurie visada žiūri pozityviai ir su optimizmu. Ir aš manau, kad valią irgi galima išugdyti. Gal tiesiog reikia padirbėti, gal reikia labai to norėti. Tiesiog reikia kažkokios tai geros motyvacijos. Paskutinė skaidrė. Viską, ką kalbėjau, reikia daryti. Drąsiai, greitai, kūrybingai ir negailint save. Ir tada jūs tikrai lydės sėkmė.